Sveiki, Renaldas ir Subaru. Daugeliui tai turbūt yra kažkokia misija neįmanoma, nes Renaldas tai BMW, o Renaldas ir Subaru, ką darysi, būna gyvenime jau ir tai. Kas čia per daiktą aš įsigijau? Tai čia yra Subaru Impreza VRX ir 3 stebuklingos raidelės STI. Netgi ir čia numeriai. Naujas Renaldo įrankis arba nauji Renaldo ypatumai. 0 čia ne prie ko, o 87, tai jau, kas mane truputį žino, tai jau mano skaičius. Tai va, tai Subaru Impreza, STI-škė, pasižiūrėkit kokie modeliai, šiaip iš tikrųjų jinai man, kiek aš ją gyvai bežiūriu, tai jinai vis man gražesnė ir vis tie tokie jos, kaip čia, gabaritai, ten gyvai daug gražiau atrodo negu filmuojant. Čia spoileriukas, pelekas, čia spoileris, seksy, agresija, galas, dūdas. Buvo prie Subariko ir standartiniai duslintuvai ir šitie, tai iš karto atsirado šitie, agresija, karboniniai spliteriukai, sparneliai, vėlgi stebuklingas raidytis. Apie Subariką buvau tokios truputį prastesnės nuomonės, nes vieną Subariką, kai turėjau, tai buvo VRX-as. Vieną treniruotę pavažiavom, lūžo dėžė, kitą treniruotę pavažiavom, lūžo variklis ir sakiau, ačiū, daugiau nereikia. Subaru brangu ir lėtai, bet ten buvo VRX-as. O čia dėl to įrodau tas 3 stebuklingas raideles, nes jos, manau, viską sprendžia iš esmės. Tad pažiūrim, ką turim po kapotu. O čia yra dydis grožis, galia, arkliai, širdis, visa gyvybė. Tai čia yra 2.5, 2.5 motoro, STI-škės motoras. Jis jau yra rinktas, yra sudėta kaltiena, kaltininiai stumokliai, švaistikliai, guolinė turbina. Tai čia gyvena Hado, guolinė turbina, tai keliaus pas turbo vėją. Ant priekio man tik tai ko trūksta. Žinoma, X-ledo. Net šitą klaidą ištaisysim. Čia irgi gyvens X-ledas. Čia irgi. Tai va, čia šitą klaidelę ištaisysim. Tai va, tai o daugiau ką? Standartinis kompiuteris. Turim 3 programas. Galingiausia programa, liktai, kiek minėjo, kad jau išvysto apie 400 arklių. STI-škė saloniukas. Viskas va taip pat, gražu. Gražiausia dalis, tai man yra štai čia. Čia yra reguliuojas 3 programos, ar ne, Intelligent, Sport Sharp, Sportas ir reguliuojamas centrinis diferencialas. Tai be jo, kai pabandžiau tada tą VRX, tai buvo tragedija. Negalėjo vairuoti, jisai nesupranti, vieną kartą pasisuko tą mašiną į posūkį, kitą kartą tiesiai nuvažiavo. Kai nėra centrinės blokiruotės, tai tada kuriam ratui lengviau tas ratas ir sukas, o tas, kuriam sunkiau, jisai tiesiog nevaro, nes nėra tų blokiruočių. Tai čia yra centrinė blokiruotė ir aš manau, kad šitas automobilis yra daug labiau prognozesnis, prognozuojamas ir turėtų būti jį vienas malonumas valdyti. Tai čia turim. Kas keista, kad yra start stopas Subarike, yra keilysas, nereikia raktelio, ten touchas, mapas būtų galima, jeigu būtų kortelė, ar ne, čia apsiskė. Čia turim visokių grožybių, čia kaip dėliojasi, tai galima pasižiūrėti, kiek turbo pučia, viskas galima dėliotis, laikrodį žiūrėti. Įjung mum degimą. Tai vat, grožis čia, vat, matot, yra, galim pasižiūrėti, kokioje pozicijoje esam nustatę centrą. Čia yra programos, netgi, vat, matot, S, vat, yra vidutinė programa ir yra jau Sharpas. Galingas toks stalas, iškart turbo užsipučia ir jau važiuoja. O Intelligent yra Intelligent, toks ramesnį važiavimo stiliui. Tai va, labai kas faina šiam automobilį, kad labai gulšės yra priekinis stiklas ir
Nu, toks geras jausmas, įvažiuoji, vairuoji, geras jausmas, toks vairiukas, čia pirštam, čia toksai lygiai, toks, nu, šiaip bairių, tai pripumpuotas jisai, wow. Autopilotai, šmotai, visokie praslydimai, bagažinė atidarimai, akla zona, nu, kažkaip, wow. 3 stebuklingos raidelės. Tai vat, galiu parodyti, vat irgi, keilysas, ar ne? Jis veikia geriau negu 20 metų X3 BMW. Va, viskas atsidaro. Prynės, per žiemos įrankiai. Gražumėlis. Gražumėlis. Tai va tokį grožį įgijau. Ir pasižiūrėsim, kur mes su juo nukeliausim. Iki.